Tai sveiki atvykę į antrą Alytaus etapo dieną. Dar kėdutė įsipatoginęs, nes truputį miegu. Iki briefingo šiaip netaip nupėdinau, užsiregistruoti šiaip netaip nupėdinau. Mašiną vakar dar likę vakare atsistygavom. Tai suvedimas per 3 mm nesueina, bet dėl tiek jau ten tikrai nežaisim. Valdėsi viskas puikiai, tai užsimetėm tiesiog naujas padangas ant galo, naudosim Zestino. Slėgio dar tikslaus nežinau, vakar pasirodė, kad norėčiau važiuoti ant kažkur tai tarp 2,5 ir 2,8. Tai bandysiu jaučiu taip ir daryti, o dabar, kad atsibūščiau, tai kai visada reikia pravažiuoti nors vieną važiavimą. Nuotaikos kaip ir geros, man taip visada varžybų dieną jau jauduliukas ima. Realiai pagrindinės užduotys susidaroti su jauduliu, įgyvendinti tai, ką pasakė teisėjai briefingo metu. Ir viskas, ką žinau. Plojam, važiuojam, komentarai vėliau. Žodžiu, prasidėjau trefkės, o pusė mašinų dar te komisija važiuoja. Biški bardakėlis šiandien nuo ryto toks lengvas. Matau, Grėjus grįžo po pirmos sesijos, tai 4 ranus jau bus suvažiavęs, tai reikia eit paklausti, kaip sekėsi. Mašina sveika, tai jau pusė darbo. Kaip sekėsi? Negerai? Stresas, įtampa, stresas. Kokie ratai mano negražūs dabar? Eikt. Ne, negerai. Reiks Povilo prašyti, kad nudažytų. Arba gal kitus net pirk. Čia tokius, kokius radau, Eto 20-inio šiuolaikinius tokius ir pasimiau. Gerai, reik pabiškį ruoštis tada ir važiuoti link starto, jau jaučiu. O tai dabar jūs pirmą sesiją 4 pravažiavot ir kaip čia dabar veikia? Nieko nesakėte? Tai sakė, kad tipo pirma grupė vieną sesiją ir antrą, bet tai po kiek jūs laiko dabar važiuojat? Ar dabar antra turi važiuoti, įdomu? Dabar neaišku, kada važiuoti. Tai antra jaučiu gal. Man gal reikia važiuoti jau. Gali bandyti. Ašgi antroji grupė, jo papa. Ko aš čia miegu? Vaikštau. Biški toks kažkoks nepasiruošęs. Aš tuoj pakeisim mikrofono lokaciją. Pliukšt. Plunkšt. Pasijungiam magnetolą. 9. Testas. Gerai. Apa. Kaip dabar elgtis, dabar pirštinės. Oi, šaltos iš po nakties. Gerai, šaltos, tai labiau bus rankos susikaupę. Oi, kiek aš šitam vidosikė nusišnekėsiu šiandien. Kažkaip nežinau. O! Ką gero? Nieko, pasakėm dėl to. Kaip sekėsi? Tipo, Tipo iki 5 kažką veikiai. kažką įdomu, ką. Ateik prisipažinsi į mikrofoną. Ką darei vakar? Paskui? Oi, kaip gerai prisiveržiau. O! Viršininkas. O, nu. Toks jaučiuosi baisiai užsimiegojęs. Išlėksiu pirmą raną, pasistatysiu ir bus toks labas rytas, ką čia jau šerėjau, čia kažkas vyksta. Tai pirmų ranų pjausiu grybą. Pirmą raną tikrai saugų pasidarysiu vien tam, kad neatsitiktų nieko blogo. Ir viskas, ir tada kitus 3 leidžiam bachūriškai, tada per traukėlę, antroji sesijoje jau žinosim, kokias išvadas padaryti. Ir tada kvalę jau. Kol kas tai atrodo, nežinau, žiūrėsiu, kaip šiandien važiuosis, bet šiaip atrodo, kad kvalą pasidarysiu saugų tokį. Per daug neleisiu į sienas, gražią liniją nusipiešiu, surinksiu pirmų kokius 7-5, 7-7 ir liksiu kažkur tarp lingalo lentelės ir antrų ranų, bum, palei blokus visur, ir bus kokie 9-1, 9-2 ir būsiu top 8. Zetkė čia dar stovi eilė, čia gal vėl nežino. Nu va, rišuosi diržus ir stoju eilę.
Net neprisikabinsiu mikrofono, nes to įlėksiu pažiūrėti, kaip kiti lekia, nes biški yra laiko, va, komunikacija dirba savo darbą. Tai tie, kas netvarėte į Alytaus etapą pasibendrauti patys kalti, duodam lipdukų, pasikalbam, duodam mašinoje pasėdėti, vakar taksus vežėm. Jau atsibudau, geras vaibas, gerai jaučiuosi, drąsiai, nėra tokios tos baimės jauduliuko kaip vakar. Tai aišku, prieš kvalą bus kažkiek, bet kaip ir neblogai, bandau pasitestuoti visokius įvairius variantus, vos neprisidariau problemų, bet viskas gavosi gerai, tai overall nėra ką labai daug komentuoti, viskas good, dar tik 4 ranai, laukiam savo sekančios sesijos, prieš ją dar bus briefingas, tai galbūt apžvelgs kažkokius tai niuansus, ką darė arba nedarė driveriai. Dabar aš bėgu, pasižiūrėsiu, kaip važiuoja kolegos ir susitinkam kiek vėliau po briefingo. I just wish he knew. Einam pasiruošti. Briefingą ką tik turėjom, šitas neremė, tai out. Šiaip per mano karjerą gal labiausiai wild briefingas buvo. Žiauriai daug ją buvo barnių, žiauriai daug pykčių visokių, nesutarimų. Realiai pusė driverių nori statytis nuo arkos, pusė driverių nenori statytis nuo arkos. Aš asmeniškai net nesuprantu, ką reiškia tas pasistatymas nuo arkos, nes man atrodo, kad tu iš esmės tik iš arkos, gal ne visiškai ant arkos, bet tik iš arkos išvažiavęs, kaip ir turėjau pradėti eiti į mažą kampą, nes kitu atveju tau nepavyksta to padaryti. Tai gavosi paprastas, kad tas, kas pasidarys double iniciaciją, tam nulis ir unchaseable, tas, kas lėties iniciacijoje, tam unchaseable, tas, kas per dideliu kampu pareis į pirmą klipą, tiesiog nebeišvažiuos, tai realiai, kad ir kiek ten buvo tų ginčų, vapšiai nieko nekeičia, nes viskas ten kaip ir aišku, labai kažkokių pasikeitimų nėra, buvo panaikintas vienas klipas, apie kurio egzistavimą aš iki šiol nežinau, tai reiškia gerai, kad panaikino. Ir viskas, ką žinau. Nuotaikos geras, dabar pirma grupė važiuoja savo kitiem 4 važiavimam, aš po truputį ruošiuosi, šildau mašiną ir lėkiu irgi. Dar truputį pažaisiu su slėgiais, žinau, ką reikia padaryti, dar biškį minčių dadėjo teisėjai, bandom įgyvendinti ir bandysim kvalę parodyti, ką nors įdomus. Ir tikiuosi gauti 7-5 bent jau ir tada antrų ranų p***čiu palei blokus visur. Ir arba sudaužysiu, o paskui iki porinio reikia suremontuos. Viską visada reikia pasilikti jau tolyn, taip tyzinti. Reikia kiek gali silpniau važiuoti, kad tik visur tilpt ir tada visus nustebinti. Ne taksai. Ar aš silpnas ar čiabakas? Žiūrėk, kokia bitskė. Paskui padidinsi, kai montuosi. Tu čia su tokiu gražiu džemperiu? Ne, tai aš tiesiog viskas man bus gerai. Sunku labai. Labai sunkus. Ne, o ką aš lengva baisiai, žiauriai lengva. Nemėgstu šiaip kuro pilt. Taškosi čia visur man. Pinigai bėga. Ir šiaip aš turiu didelę baimę, kad aš kaip pilu kurą, kad ant kažko užtiškės ir užsidegs. Bet tikrai nejuokauju, tu prasme, šito žiauriai bijau dalyko. Buvo taip kažkur Kėdainiuose, man rodos, buvo taip automobilius degęs. Pylė kurą ir kažkur užtiškė ir užsidegė. Šį kartą labai tvarkingai užpyliau. Šį sezoną šiaip gražiausias užpylimas. Slepiam, kuras brangsta. Biškį prasukam, kad virslėgis išeitų. Ir viskas, realiai jau jaučiu pabiškį šildysim mašiną ir važiuosim antrą sesiją treniruočių. Tai jo, žodžiu, paskutiniai 4 sesijos ranai dan, jaučiuosi dar geriau negu prieš tai. Pasibandžiau cheisus, cheisint kaip ir galiu. Iš esmės visą laiką dar yra taisyklė, kad varžybose vis tiek važiuoju pikčiau, tai tarpus dar sumažinsiu. Net nežinau realiai ką ir pakomentuoti. Slėgį žinau, kokiu pradėsiu važiuoti. Pirmą kvalos raną pasidarysiu saugesnį, antrą už pilnus pinigus ir viskas. Laukiam briefingo, po briefingo susitinkam kvalę. Palinkėkit man sėkmės. Labą dieną. Hold my cigarette. Mane suimė. Supakavo drifto renginį. Man, tai p***. Čia, už tai ir supakavo, jeigu ką. Viešoje vietoje negalima. Kadisin. Čia iš abiejų pusių aš nelinksminausi. O jau neaukia pagiriom nuo jūsų einam. Tas kvapas chroniaus, kur 3 paras geria, žinai. Užžodžiu pagirės. Už tai jaunimas rinkitės driftą nebus nei kada, nei iš ko gert. Trust me, I know.
Žiūrėk, iš kai nereikia, tai šneka, o kai paprašai, kad filmuotųsi, tai miau, jau tada nebešneka, bėga. O jau kai reikia mane papizdavoti, oi, kalbus iškalbingas. Galiu aš paimti intervą iš Mariaus. Be komentarų, išjungėt kameras. Ar leidimą daviau mane filmuoti, aš viešas asmuo. Mariau, koks jūsų vardas? Ai, šitas, pamiršau, palauk. Nu, aš žinojau, neatsimenu jau dabar. Nieko, visiems būna, žinai, adrenalinas, varžybos vyksta, viską kaip šiaip, kaip šitas džemperis ir kodėl tie žmonės sėdi nugarą į nugarą. Šį yra kapa. Kapa. Jo, Ko čia dariau paklausti? Ar turi 10 raktą? pamečiu. Tai klasika. Bet mačiau, baudžiūnis nešiojosi, tai ką pasiskolinti galėsim. Paleido su sąlyga, kad už užstatą. Tai reikia dabar pasirašyti. Va, matot, autografų prašo. Pamatysi, pažiūrėk praeitą, ten tavęs yra. Yra padėtas. Taigi va, palauk, taigi padėtas. Taigi va. Taigi stovi va. Palauk, va, padėtas. Vagi, už mašinos buvo. Prie mašinos padėjęs. Ir šiaip aš turiu didelę baimę, kad aš kaip pilu kurą, kad ant kažko užtiškės ir užsidėks. Su patikra viską. Dar galiu parodyti, va. Iksa viską. Su patikra. Pažiūrim, ar veikia? Nesunku, žinot. Aš tikiuosi, jo niekada per savo karjerą neišpurkšt. Tiesiog patikras kas metus eik. Gerai, gal reikia mažiau durniuoto, eit pažiūrėti, kaip kiti važiuoja. Ne? Viskas, out. Tai va, laukiam kvalifikacijos. Tai klasiškai truputį jaudinuosi, baimės neturiu. Kvailiausia yra su mano galva taip, kad, bet čia tikriausiai visi kažkaip panašiai jaučiasi, kad aš va dabar pažiūrėjau, tarkim, 71 balą davė už važiavimą, kur treniruotėse buvau padaręs ir geresnį. Tai turėčiau kaip ir būti ramus ir užtikrintas, bet man kažkaip vis tiek kuo arčiau tas kvalas, taip žinai, kad turėti dvi galimybės. Du šansus gal tiksliau pasakyti, tai biškima tas jauduliukas, bet visą laiką stengiuosi su tuo kovot. Žinau, kad galiu ir žinau, kad reikia. Nu, tai viskas, realiai kurą užsipylęs, slėgius susireguliavę, užsidėjom buferį, kad nieks neprisikabintų. Ir viskas, pabandau pirmo važiavimu, kaip ir minėjau prieš tai, pasidaryti kiek įmanoma saugesnį, bet gražų. Tai ir antru jau tada žiūrėsim, dar anksti apie antrą šnekėt. Tai, žodžiu, palinkėkit man sėkmės, aš nepadėkosiu. Ir, žodžiu, viskas. Ruošiuosi, važiuoju, nusiraminu ir tada pasišnekėsim po abiejų kvalifikacinių važiavimų, kaip sekėsi. Ir labai tikiuosi, kad susitiksim top 3-2. Tai viskas. Esam jau ready kvalafui. Tai dabar važiuoja 3 grupė, aš esu 5, bet iš anksto reikiuoja, kad nebūtų kažkokių nesklandumų, nes daug dalyvių. Tai suprantama. Aš realiai ties to momentu, kad važiuoju link starto jau. Nu dabar dar kol be šalmo, nes žinau, kad biškį reikia laukti, tai ramu. Bet jau kai užsidedi šalmą ir jau tas laukimas, tai toks būna ilgas. Tai iš esmės viskas, ką man reikia padaryti dabar, tai susikaupt, susitvarkyti su savo galva ir viskas bus gerai. Nes žiūrėjau transliaciją, tai tikrai galiu suvažiuoti gerai tą kvalifikaciją. Tiesiog reikia atsipalaiduoti ir daryti tai, ką dariau per treniruotę ir viskas bus labai liuks. Tai tą bandysim ir gyvendinti. Maybe it's 'cause it's not enough. Maybe it's not enough. Baby, I don't wanna lose you after all that we've been through. If you could change my mind, I would do it in a heartbeat. That's if you really love me. Setting fire to my brain, wondering how I'm too. Tai ja, tai ant karštų emocijų kvalas, kaip suprantu, praeisim, dabar 5 ar tai 6, bet dar tik tai pirma pusė lentelės važiuoja, tai visi patenkinti rezultato, aš irgi patenkintas, nes vis dar gali būti blogiau, bet galėjau geriau, tikrai galėjau geriau, be reikalo tą rankinį pasitraukiau, įsigandau, kažkaip sudvėjojau, nugesnau biškį mašiną, bet overall rezultatas neblogas. Nevaidink, nes paskui bus bėdų. Tai va, ir viskas, žodžiu, laukiam porinių, naikinsim visos šilėšnį, net nebaisu nusikeikti. Tai va.
Davai, karočią rock'n'rollo. Gotta do it hella big, had to run it back again. Stop. Gotta do it hella big, had to run it back again. Stop. Gotta do it hella big, had to run it back again. Infliacijo taip pat, kad nuostoliai bus ir šiame etape nepatenkant į kitą etapą. Jai. Tai viskas, žodžiu, taip ir pabaigėm savo top 3-2 raną. Įtikinėjau žiauriai ant starto, kad galiu laimėti ir galėjau laimėti. Eilinė situacija, visiška mano klaida. Užsimuilinau, nieko negalėjau padaryti. Konkrečiai nusileidau oponentui ir viskas. Džiaugiuosi dėl jo, nežinau, negaliu liūdėti, ką padarys, žodžiu. Yra kelias tobulėti, jei nepasidarai namų darbų pralaimė. Toks šis sportas, tai bandysim dar kažką įrodyti ryt. Aš galėjau neįleisti, bet jau man seniai nervas, jau aš viskas gazą užsiminiau, galvoju. Jei galvojau, bus aisi, tai jau į žiūrovus. Bet padariau šau. Ne, matai, žiūrėk, nepavyksta laimėti, bent jau followerių parinkti reikia. Antras važiavimas, antras priešas, gerai. Tai va, nu ką, ready, steady? Tai jo, tai dabar jau belieka tik šypsotis. Vakar dainavau dainą, tai dabar labiau tiktų, mes dar dainuosim. Tai ką, damage'o nėra čia taip baisiai, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Nors detalių, tai čia normaliai, nu, visa šikna. Oponentas labai stiprus, mačiau, kad mane žiauriai gerai rėmė. Man spoteris sakė, tu, kai aš buvau ant starto ir laukiau, sakė, tu tik nepersistink. Planas buvo važiuoti tą patį, ką važiavau Kvaloje, nes buvo geras ranas. O kodėl aš ten taip parėjau ir taip baisiai nusprendžiau važiuoti, aš nežinau. Gal dėl to, kad rėmė, gal, nors aš net nelabai mačiau, kad jis rėmė, tai atrodė, norisi padaryti piktą tą top 3-2, labai norėjau laimėti. Ir perspaudžiau, tai tiesiog jau paskutiniam užsisukime, kur turėjau išeit. Parėjau su ryškiai per daug inercijos, prieš blokus jau vos neįspina, fulokų, ratai tiesiog pradėjo vietoje veltis ir viskas, dar bandžiau įsispardyti, bet nulis, unchaseable, sugadinau chase liniją oponentui ir viskas. Ir tada jau logiška tapo, kad ant starto stovėdamas supratau, kad antrų ranų jis tiesiog bandys neapsisukti ir aš pralaimėsiu. Tai nervai gal, nežinau, tiesiog užspaudžiau dugną ant starto ir nebepaleidau iki tol, kol neįkaliau 3.60 ant finišo. Tai jei nelaimėjau, bent padariau kažkokį šou kainą matot patys. Nosių nenuleidžiam, nuotaika gera, visą laiką mokomės iš klaidų. Kokius išvelgiu pliusus, tai kad dabar jau nebebus tokia graži ta mašino šikna, tai nebus ir taip gal gaila leisti arti blokų. Išmokau, ką reiškia tas stiklo audinio šikna, nes niekada nežinau. Tai dabar jau žinau, kad galiu tiesiog šienaut blokus iki dešbero ir nejaust visiškai nieko. Tai iš esmės čia biškai stiklo audinio, klijukų, izolkės, medvaršių ir viskas. Ir čia galas susirinks. Tai jo, turėsiu dar ką paanalizuoti. Dabar rytoj dar važiuosim semi-pro. Tai dabar čia tikriausiai viską biškai apsitvarkysim. Ryt atvarom, pabandysim pakovoti su semi-pro vairuotojais, rinksim toliau patirtį. Rytoj operatorius dėja, bet būt negalės. Tai per daug ir nepergyvenam, nes tiesiog jaučiu pasiimsim važiavimus ir demontuosim iš live transliacijos. O jei dar kažką papildomai pafilmuosim, bet manau, kad vidosas ir taip gavosi sočiai geras. Pamatysim, kaip dar seksis rytoj. Tai dar neatsisveikinu ir po to iškart sekantį savaitgalį susitiksim Matsuri ir tada Šiauliai. Tai manau, kad iki Šiaulių būsiu pririnkęs dar daugiau patirties ir mes dar kartą pakilsim kaip Feniksas iš pelenų ir vėl bandysim užkariauti svajotąją taurę. Tai tiek kol kas, einam remontuotis, taisytis nuotaikų, eisim palaikyti kitus bičiulius, kuriem pasisekė praeiti top 16, laikysim kumščius, žiūrėsim, kas čia šiandien nugalės ir tiek, susitinkam rytoj, semi-pro.
Jonytis. Paulius Jonytis buvo pastebimas ir vakar. Pravažiuoja Paulius Jonytis. Vakar Paulius Jonytis streakyvoje liko 26 pozicijoje. Tikimės šiandieną gali pagerinti savo pasirodymą. Kol kas viską teisingai daro Paulius Jonytis. Atsidavė su bolidu ten, kur reikia. Žiūrėk, kinga pabaiga. Smagu matyti, Paulius Jonytis šiek tiek atsigauna per antrąjį važiavimą. Turėtų būti geresnis įvertinimas. Vienareikšmiškai. Tai netikėtai grįžo mūsų operatorius paklydėlis, bet viskas gerai, mes nepykstam, turėjo labai svarbių reikalų, todėl aš nedalyvavo, bet labai ir nereikėjo, kadangi mano drąsa šiandien kažkaip netikėtai išblėso, gal ne drąsa, šiaip kvalifikacijų važiavimuose nepavyko gerai pasirodyti, dar tiksliai nežinau kodėl, teks pasigilinti. Pirmų važiavimų tai tikrai supjoviau grybą, antras važiavimas buvo kaip ir pusėtinas, tikrai nebuvo geras, bet atrodo, kad spaudžiau. Prie to pačio pasirinkom visiškai netinkamą slėgį, nors jų konkrečiai nuo vakar dienos mažinom, bet matosi, kad net mažų kampų važiuodamas ir laikydamas visiškai ribotuvą, tiesiog negaliu greitinti mašinos, jinai vos nestovi vietoj. Teko nepraeit kvalifikacijos, per daug nenuliūdau, gal truputį dėl sportinio intereso, bet šiaip nenuliūdau, nes semipro nėra kažkoks mano taikinys, labiau liūdna dėl vakar, kad nepavyko kažko parodyti rimčiau, bet esu labai šviežias vairuotojas, tai viskas dar prieš akis, stengsimės, daugiau treniruosimės, žinom ką pasidaryti, apie tai kiek vėliau. Dabar visi esam konkrečiai pavargę, komanda jau pabiškai tvarkosi, ilgas buvo ir sunkus savaitgalis. Ačiū Dievui, kad nelijo, buvo labai fainas oras, buvo labai geras laikas, visi žiauriai gerai suvaibinom, žiauriai gerai sudirbom. Automobilio galas ant izoliacijos ir zateškių irgi per daug nenusimenam. Dabar turim sekantį savaitgalį Drift Matsuri, į kurį patekom, tai labai to džiaugiamės, ruošimės jam ir sustiksim ten, pabandysim kiek įmanoma labiau pagražinti automobilį. Turiu dar visokių įdomesnių minčių dėl apskritai redukcijos, netgi kitų aspektų šitoj mašinoj, bet dar reikia įsimiegoti ir biškį labiau apie juos pagalvoti. Buvo žiauriai nice savaitgalis, noriu labai pasakyti didelį ačiū savo komandai, nes be jos čia būtų nieks neįmanoma. Noriu dar vieną labai didelį ačiū pasakyti visiems draugams, savo šeimai, kurie visą laiką atvažiuoja, palaiko, aukoja savo laiką tiesiog vardan manęs. Man tai yra labai gera emocija. Tai žiauriai to džiaugiuosi, kad turiu tokią aplinką apie save, žiauriai džiaugiuosi, kad važiuoju, žiauriai džiaugiuosi, kad viskas sekasi, nieks per daug nenukentėjo. Labai didelis ačiū mūsų operatoriui Dim Media, kuris dirba labai sunkų darbą, filmuoja valandas, vaikšto, suka žingsnius ir bando užfiksuoti visus gražiausius momentus, po to visą medžiagą rūšiuoja, montuoja, diriguoja iki tol, kol jūs matot jų šį visą finalinį rezultatą. Tai taipogi pamotyvuokit mūsų kamerameną dėl geros kokybės video, nes jeigu jūs jo nepamotyvuosit, grįšiu aš atgal prie editų ir patys žinot, kas bus. Jeigu norit kažkokių profesionalių fotosesijų arba vaizdo įrašų arba bet ko, kas susiję su videografija, kreipkitės į Dimidiją. Jo kontaktus rasit šio vaizdo įrašo aprašyme. Didelis ačiū mūsų partneriams Hado ir MP Parts, be kurių irgi čia nevažiuotumėm. Tai žodžiu, didelis ačiū visiems ir kurie žiūrit, palaikot, komentuojat, laikinat, subscribinat. Mums tai yra svarbu, nes žinom, kad mes esam reikalingi, mus tas motyvuoja kurti, nes tai tikrai yra didelis papildomas darbas šalia drifto. Ačiū visiems, čia buvo Alytus Drift ir susitiksim Matsuri. Iki.